Aš sakyčiau, kad nereikia bijot, bet kada tiesiog visada reikia kažko pamėginti. Išvažiuosi, pasimokysi pusę metų, blogiausiu atveju grįši į Lietuvą įstosiu. Realiai tu nieko neprarasi, tu tik įgysi patirties. Šiaip tai linksma visai gyventi. Svarbu, kai gyveni vienas, kažkaip priprasti prie tos minties, kad gyveni vienas ir visame kame išmokti jausti ribas, nes taip gali ir prasigyventi arba nusigyventi. Labai daug laisvės yra palikta ir turi mokyti savarankiškai. Per paskaitas iš tikrųjų iš principo pagilina arba tiesiog pakartoja tas pačias žinias, apie kurias tu perskaitai namuose ir didžioji dauguma darbo yra paremta namuose. Ir grupėse. Arba grupėse. Danai labai skatina darbą grupėse ir labai palengvina. Tai mes, pavyzdžiui, dirbam su vokiečiu, jis labai stropus ir realiai mes nieko nesimokom. Negražu taip sakyti, mes mokomės, bet ne taip giliai kaip jisai. Mes būnam viską perskaitę, turim konspektus ir panašiai. Ir tada su juo susitinkam ir realiai jis mums pakartoja visas paskaitas, mes jo paklausom, padiskutuojam ten, kur mums nėra aišku. Ir gal jam yra šiek tiek neaišku ir mes išdiskutuojam tai ir būna labai geri rezultatai.